Svečias čia yra atvykęs iš Čekijos, jis yra tarptautinis taigi koloristas ir technikas, yra daugelio konkursų laureatas ir jisai šiandieną, iš tikrųjų šiandieną, rytoj ir poryt, manau, kad dar dalinsis daugeliu savo žinių. Seminarijose dalyvauju nuolat. Aleksandrą Sokolovą pažįstu iš praeitų seminarų. Mes su juo susitikom Rygoj, susipažinom ir paliko įspūdį šilto, labai gero žmogaus, super meistro. Man atrodo, apie jį ten daug pasakot nereikia, nes apie jį daug kas ką žino gero. Tai mums su juo ne tik kaip kolega, bet ir kaip žmogus norėjęs su juo susitikti, pasimatyti, pasilabinti ir be abejo nebe pagalbos Jolantos. В Балтике вообще второй раз. В прошлом году был в Риге, очень понравилось. Сейчас в Литве. Я приехал на машине, как приехал ночью, просто уснуть уже не мог. Вышел просто в город погулять. Атмосфера очень приятная, вообще просто приятная атмосфера. Хотя людей было мало, там девчушки какие-то бегали по барам, там такие молодежь. Ну просто сама в воздухе атмосфера. Ну и да, как вечером вся подсветка, красиво очень. Renginys tai yra jungtinis su Kiks. Ačiū Jolantai Mačiulienei, iš tikrųjų, kad kviečia svečius, kad mus įjungia į visą šitą procesą. Aš atstovauju Joico kompanijai, tai esu Joico dažų technikė. Su mūsų svečiu, tai aš pajuokavau ir jisai man pritarė, kad aš esu jam tiek dešinė, tiek kairė ranka. Ir mes bandom iš tikrųjų mūsų Lietuvos kirpėjam, kurie nori truputėlį pažinti, kas yra plačiau Europai, ne tik Lietuvoje arba kaimyninėse šalyse, kokios tendencijos, kokios mados vyrauja, tiek pagrindė saloniniam darbe, ne šou, ne scenai, o grinai komerciniai saloniniai kirpimai ir dažymai. Все замечательно. Очень рад, что познакомился с Йолантой, что она организовала этот семинар. Организация семинара просто там 150%. Просто. Модели, классные модели. Модели как раз то, что нам нужно. Тема все-таки коммерческая салонная работа, поэтому модели не из модельного агентства, а хорошие, нормальные, симпатичные люди. Atėjau todėl, kad reikia žinių kasdieną, pramoga, šventė ir smagu pamatyti kitus, tokius pat kaip tu pats, specialistus. Seminaruose tai dalyvauju labai dažnai kaip dalyvė, bet kaip modelis tai pirmą kartą labai patiko. Tai faktas, kad tobulėjimas, o kaip modelio pabuvimo taip pat gera patirtis iš tikrųjų. Kadangi dirbu grožio srity, tai galime daug ką pritaikyti savo, tarkim, marketingas ar ne, Instagramas, Facebookas, kaip ten viskas daroma, tai iš tikrųjų lygiai taip pat pas mus yra, nes tai kaip ir vedėjas sakė, kad ir jisai renginių vedėjas, bet mes parduodam vieni emociją, kiti grožį. Šitie seminarai yra skirti dėl savo bazinių žinių praplėtimo, dėl tam tikrų naujų technikų įsivedimo grynai į savo darbą, dėl to, kad tą, ką mes pažiūrim žurnale arba gaunam sausą informaciją, tai yra iš tikrųjų labai glaustai viskas. Čia tokiuose susibūrimuose, kirpėjų šventėse mes mažose vadinam, tai yra toksai daugiau plačiau viskas paliečiamas, spalvų analizavimas, pačių kirpimo technikų išsmulkinimas. Žodžiu, mes tiesiog susibūrime, tokiam seminare galim gauti daug informacijos, negu praversti žurnalo lapus. Когда позовут, еще вернусь. Обязательно, если будет какое-нибудь мероприятие, просто приеду посмотреть. Да, девушки у вас красивые. Visada skatinam kirpėjus dalyvauti bent jau vienoje dienoje, kad bent jau tą teorinę dalį pažiūrėtų, pamatytų tos vadinamus demo modelius, kurie yra ruošiami meistro, nes tikrai ne visiems galimybės laiko sąnaudos leidžia dalyvauti ir praktiniai daly. Tai bent jau vienos dienos dalyvavime demo modelių žiūrėjime, stebėjime ir analizavime visada skatinam, visada palaikom, stengiamės prisiderinti ir pataikyti, gal sakykime, meistram į patogų laiką, kada jiems yra smagu, patogu sudalyvauti, pabūti, pasidalinti.